Gerai, čia mes turim labai daug laikrodžių. Turim 17 dieną. Labai daug ant kompiuterio pridėta popierėlių priminimų. Septyniolikta diena. Ir žmogus eina iš to kambario ir jo žingsnis yra į šitą energiją, viziją, intuiciją, tiesiai į čia. Septyniolikta diena gali būti, kad kažką aktyvuos, 19 dieną žmogus pajudės ir 25 dieną kažkas galbūt, nežinau, žiūrinti tą tokią švieselę, tai gal kažkas 25 dieną labiau ateis suvokimas, nes ties čia yra intuicija. Ir paskaičiau, ką čia toj kortoj sako, kad žmogus per daug prisidėliojęs planų, darbų, kontrolių ir turi tiesiog savo galbūt kartojančius vis žodžius, kad turi tą padaryti, tą padaryti, tą padaryti. Ir žmogus nebeturi savo gyvenimo. Ir labai daug laikrodžių, belė, kiek čia daug. Ir medis yra dar tame kambaryje. Šaknys. Bet čia sako, kad žmogus labai daug dirbantis, yra labai daug darantis ir neatsipalaiduojantis. Viskas turi būti, sako, kažkaip sustyguota pas žmogų. Ką ten žmogus veikia tame kambaryje su tiek daug priminimų, popierėlių, popierių. Gal žmogus turi tikslą iki 19 dienos, galbūt sako, aš turiu atiduoti kažkokius dokumentus, kažkokius popierius, turiu susidirbti reikalus. Ką dar reiškia ta 17 diena, gal biškį čia reikia pasižiūrėti, ką reiškia ta 17 diena. Na, aišku, čia pas mus sako nauji metai, ar kaip tenai. Įžengimas, nauji metai, sakau, įžengimas į 17 diena gali būti šitam asmeniui. Septynioliktą dieną, sako, žmogus kažką peržvelgs. Ir kažkodėl yra svarbi šita data. Ne, pačia žmogus daug dirbantis, tai jo yra 8 monetos. Ir pajudės iš tenai. Sako, kad žmogus jau ir taip yra įgavęs nepriklausomybę, bet čia kažkaip apie finansus eina kalba. Žmogus daug yra labai padaręs. Labai daug. Bet nesimėgauja tuo, ką padarė. Tiek, kiek nudirbo ir panašiai. Bet galbūt čia kažkoksai tikslas yra užsibrėžtas. Ir gal 17 dieną tada žmogus iš kažkur išeis. Nes toks yra, sako, dairimasis žmogaus į
į priekį galbūt truputėlį ramesnius vandenis. Galbūt žmogus dirba, kažkas yra iš namų, nes namie labai daug yra dokumentų. Ir toks sako, kad žmogus turėtų leisti savo atsipalaiduoti, o ne kad visas darbas jį užvaldytų. Nes čia ties šita vieta žmogus nors ir daug dirba, nors ir daug daro, bet kokiu atveju kažko negauna galbūt pilnumoje atgal. Tiesiog tai yra tik tais pinigai, tai yra galbūt tiesiog, čia labiau pinigai, bet ne emocinis. Tas, o čia yra taurių karalius, kada žmogus sako, galbūt norėtų emocinio, galbūt kažkokio tokio pasitenkinimo labiau, nes čia yra ir veiksmų, bet labai daug dirbama, daug daroma. Ir ten, kur juda vizija, intuicija, kur intuicija ves žmogų. 10 taurių. O čia yra pilnatvinis kažkoksai emocinis išsipildymas, kur žmogus linko judėjimas. O ko taip žmogus dvejoja? Galbūt sako, aš noriu, galbūt čia tikrai yra darbas, galbūt darbas iš namų, galbūt aplamai žmogus labai jau daug nudirbo, daug padarė, daug yra kažko labai padaryta, labai daug. Bet toks yra gal dvejonė, kad o gal dar nepakankamai, o gal dar ne viską, o gal dar per mažai. Kodėl taip galvoja? Kad sako, pakankamai turi kažkas pasikeisti. Nes tai nebevažiuoja. Ir čia yra tas tokia labai graži, tokia dieviška energija. Ir linko žmogus juda, tai yra taurių karalienė ir saulė. Link emocinio, jau link emocinio ir šilumos. Su kuo čia žmogus taip dirba? Gali būti, kad čia yra vyras. Su kantrybė savo. Darbas yra su širdies gijimu. Tai ne tik sako, aš dirbu, kad dirbu ar ne, galbūt tai tikrai yra tiesiogiai kažkam darbas, bet kol kažkas kažką dirba, dar kažkas tai automatiškai kažkodėl tai šita vieta sako, yra darbas ir su širdies gijimu. Bet viskas kažkaip protiškai galbūt labiau dar eina. Ir žmogus nejaučia pilno pasitenkinimo, žmogui reikia emocinės pilnatvės. Tie šita vieta sako, kad emocinės pilnatvės nėra. Nes tiesiog galbūt, čia aišku, krenta velnias ties šita vieta, kur žmogus sėdi, ties šita vieta, kur žmogus labai daug dirba. Laikas kažkaip žmogų kontroliuoja labai stipriai. Toks yra, kad kažkaip turiu suspėti tą padaryti, turiu suspėti aną padaryti. Bet čia kažkaip žmogaus yra toks, kad aš sako, jau noriu kažką padaryti širdies. Aš jau noriu kažką, kas man skleistų emocinį pasitenkinimą. Nes čia yra taurių karalius.
Šiuo metu jisai braidžioja po savo jausmus. Ir ten, kur yra, sako, vizija, intuicija kažkokia, ten yra taurių karalienė. Ir saulė. Ten, kur dera. Tai čia 17 dieną pajudės. Ėjo 17 dieną išėjimas. Galbūt dokumentų pasirašymas. Žmogus turi labai didelį prieraišą prie tos vietos. Ar žmogus turi prieraišą? Gal labiau toks nuskambėtų, taip reikia? Arba taip reikėjo? Kaip žmogus, nes durys yra atidarytos ir žmogus jau žino, kad jisai išjudės. Jau žino. Ir smėlio laikrodžių, bet jau čia kiek laikrodžių daug. Ką tų laikrodžių karalystė. Taip išeina, žmogus žino, kad iš ten išeis. Bet kokiu atveju nesvarbu darbas. Ar tam žmogui siūlo ten pasilikti? Kad ir siūlytų, bet čia kažkas jau yra nuspręsta 100%, todėl kad, žmogus sako, per didelis yra sunkumas. Kažką žmogus jau atliko ties ta vieta ir labai daug atliko. Kaip žmogus jaučiasi žinodamas, kad link kur ten juda, kaip jie apima. Nes čia irgi yra į šviesą ir čia sako teisingumas, harmonija. Žmogus link ten juda. Kaip jisai jaučiasi tai suvokdamas? Kaip jisai jaučiasi tai suvokdamas? Kas laiko? Kas gali žmogui sutrukdyti iš ten išeiti? Kas? Įsivaizduokim taip, kad žmogus turi vaizdą, turi viziją, turi jau tikrai vaizdą, turi savo akyse apie ką tai kas. Ir kas gali žmogui sutrukdyti, pakišti pagalius, tai, kaip ir sakau, galbūt kažkoksai pasakymas, pakelsim algą imperatoriui. Galbūt pasakymas, kad tu dar pasilik, dar ne. Ir jeigu sako, ten žmogus pasiliktų, tai yra 5 monetos. Ir matosi, kad šiek tiek, ką reiškia dar tos 7 lazdelės? Ką reiškia 7 lazdelės? Kas per žmogus stovi 7 lazdelėse?
Kas per žmogus stovi 7 lazdelėse. Kas čia? Geras, ką tik pamačiau kitą energiją visai. Mes turim labai žiūriu stipriai kolektyvinę energiją tokią, kuri yra veikianti žmonės, kurie neperskaito tos energijos, kurie nepajaučia tos energijos, toji energija sukelia žmogui baimę. Ir bet sako, tarkim, ateina diena ir aš nusprendžiu pajudėti. Ir mes turim tą tokį kolektyvą, kuris yra ir apsukrus, ir gudrus, ir žino, kaip prasižaisti, ir tada baimės kažkokios, ir vėl stabdžiai, ir toji energija žmogų vėl paveikia, nes žmogus neperskaitė energijos dienos, neatpažino. Nežinau, kaip čia pasakyti teisingiau. Kažkas išgąsdino, kažkas galvoje atėjo per mintis, bet tai yra į gražų dalyką, šiaip tai žmogus žengianti žingsnį. Ir vėl sustabdo. Kažkas vis žmogų pastabdo. Kas taip žmogų pastabdo? Pasiūlymai kažkokie. Trumpametražiniai. O čia reikalauja kalavijų tūzo. Nu čia kaip sako žmonės, aš čia padirbsiu tik tais porą metų ir išeisiu, ir žmogus ten taip lieka 10 metų ir po 10 metų vis bando iš kažkur išeiti ir toks, gal dar biškį pabūsiu, čia kažkas gali būti panašaus. Gali būti, kad netgi yra kažkokia pamoka pas kažką, kas labai daug metų sėdi čia šitam, sako, vat, prie šito stalo. Yra pamoka, kuri yra suprasta ir išmokta, bet žmogus nepasinaudoja šitos pamokos kažkaip, kad jau gal judu. Aš nežinau, ko žmogus dar iš savęs reikalauja. Tai eina kalba apie save patį. Ko žmogus taip iš savęs reikalauja dar iš tos vietos, nes nežinau, kažkoks balanso, aukso viduriuko. Bet čia yra ir neapsisprendimas. Vis kažkur sudvejoju, vis kažko, kas kelia dvejonės. Šiaip tai galiu pasakyti šalutinės energijos. Šalutinės energijos. Šalutinės mintys. Jeigu šiaip vėl turiu taurių karalių, žmogus, kuris šiuo metu sėdi prie savo jausmų, tai ką aš noriu iš širdies, ir šalia jo yra kalavijų karalius, protas ir širdis, ir tai turi būti aukso viduriukas, tai šita vieta. Ir sako, kad žmogus šiaip tais jau jisai yra atskyręs, kaip veikia protas, kaip veikia širdis. Ir ties šita vieta reikia viduriuko.
Ir sako, kad žmogus jau jisai supranta, bet jisai nepasinaudoja savo supratimu. Supranta kalavijų tūzas. Čia gal kažkam tiesiog patvirtinimas. Ar šitas žmogus galvoja, kaip aukso viduriuką pastatyti? Tarp ko? Tarp nepriklausomybės ir tarp 9-9. Tarp kažko. Kaip pastatyti aukso viduriuką tarp savęs ir dar kažko? Ir tada žmogus įnyksta į labai didelį apgalvojimą ir vėl atsiduria 9 kalavijais. Ir po to vėl į kažkokią tai aklavietę ir vėl imperatorius. Imperatorius gal nori girdėti, ar jam kažkas pavyks? Taip, žvaigždė. Ko labiausiai bijo? Ko labiausiai bijo? Nu, nes yra baimė ties šita vieta. Ką kažkas pagalvos? 8 kalavijai čia yra apsivertę. Čia jau žmogus yra paleidęs baimės, abejonės, įkalinimą savo minčių, veiksmų. Ir mirtis tai vėl pas mus yra transformacija ties šita vieta. Kas ką pagalvos? Kantrybė. Imperatorius vėl. Taurių karalius. Šiuo metu jisai yra jausmų viduje. O ką reiškia 5 taurės? Ar tai nebus vaikiška? Tokios gali būti kažkokios mintys. Ar tai nebus kvaila, ar tai nebus vaikiška, ar tai nebus kažkas... Ar šitas pats žmogus kažką nori pasiūlyti kažkam? Ir dar. Šitas žmogus gali galvoti, ar jisai nesusižeis nevatais kažkaip. Ar nesužeis kažko tada. Ar tai yra pas žmogų šita baimė kylanti iš kaltės? Kiekviena baimė turi kažkokį prieskonį. Nu, toks, ta prasme, ne baimė, bet dvejonė, abejonė. Moralė ir dalymasis. Ar gerai padarysiu, ar dar kažkas. Ir čia yra dalymasis. Kažkas tokio. 2 monetos. Šaltinis. Ar esu pakankamas žmogus pasidalintis, ar esu pakankamas jau žmogus žengti žingsnį, ar esu pakankamas žmogus kažką jau padaryti, ar esu pakankamas. Šaltinis tai yra, kad pas žmogų patį to jau yra pakankamai. Daug. Ar man užteks, ar man pavyks, ar man gausis harmonija. Žaismingumas. Ties šita vieta sako, kad žmogus turėtų truputėlį žvelgti į save su atjauta
ir sako, kad žmogus yra tame pakankamas. Kažkokiu popieriuku priklijuota labai daug. Bet toks čia yra žaismingumas ir tas žaismingumas yra, kada sako, mes kaip maži vaikai, nesvarbu kiek mums metų. Labai graži šiftis, man ta korda žaismingumo yra. Yeah. Šitam žmogui yra įdomu, ar jisai nepasirodys kvailai kažkaip, ar kaip čia suprast. Šiaip tais matau, kad nereikėtų kreipti dėmesio į kažkokias pašalinės energijas, todėl kad pats žmogus, sako, yra stiprus, pakankamas. Kažkas yra visiškoje ramybėje. Šitam žmogui kyla klausimas, kas suteikia kažkam stiprybės, savim pasitikėjimo. Ne tai, kad klausė, bet šitas žmogus tai išsinarpliojo ir suprato. Kas išmokė brėžti ribas ir jas laikyti. Ta prasme, sako, kai mes kažką gyvenime norim pasiekti, mes labai dažnai turim atsitraukti nuo toksiškos aplinkos, nuo toksiškų žmonių ir panašiai. Ir šitas žmogus taip pat supranta, kad ten, kur yra ir iš ten, kur ketina išeiti, kad žmogui tiesiog, ne ta yra aplinka, žmogus negali savo potencialo pilnumoje atskleisti. Ir galbūt žmogus tada ten toj vietoj yra taip mažinamas ir pats žmogus taip pat to save irgi mažina. Ir dar sako, kai pradedi lyginti save su kažkuo, užbrėžk ribas, ties šita vieta, tu lyginkis ne su žmogumi, ta prasme, ne su informacija, o tiesiog kažkaip, kad priimk tai, kad tu mokaisi, priimk tai, kad tai yra tiesiog kažkaip tais galbūt informacija ir panašiai, tas pats, kas tu eini mokyti šokti ir tu dabar pradėsi save lyginti, tarkim, su jau tikrai tuo žmogum, kuris ten daug metų šoka. Tai ir bus nesąmonė, iš karto automatiškai tu save numenkinsi, nes tu palyginsi save su tuo jau treneriu, ar ne, čia jau yra nesąmonė. Tu tiesiog, sako, tai priemi, kad tu mokaisi ir tu savęs nelygini su tuo žmogum. Ir tu nelygini savęs su visiškai jokiais kitais asmenimis. Šit vėl yra taurių karalienė, yra empatiška energija. Į ką žmogus žinė dar ties šia vieta yra. O čia vėl taurių karalius šiuo metu yra savo jausmų zonoje. Jo, yra kažkoks žmogus, kuris šiaip nelabai yra, kaip pasakyt, kažkas bendrauja su kažkokiu žmogum, gali būti bendradarbis, gali būti kažkas tokio, su kuo žmogus jaučia kažkokį truputėlį tokį gal stabdį, dar kažkas, aš nežinau, bet galvoja, kas bus tada. Nežinau, kaip suprast. O kaip tada bus? O kas tada bus? Ir žinė ties šitą vietą sako, kad ir 4 kalavijai, visą laiką mes turim tylą. Visada. Tiesiog tyla.
Kas būtų tada? Kažkas tokio. Kažkaip yra tokia nelabai, šiaip matau, šalia šito žmogaus švari energija. Nelabai yra švari energija. Drąsuoja žmogų per mintis, drąsuoja žmogų per komunikaciją. Ir žmogus stovi įsikaustęs. Būtent dėl to kažkokio kito žmogaus, su kuriuo šitas žmogus komunikuoja. Tai yra fizinis, tai yra kontaktas. Šitie žmonės turi kontaktą, nesvarbu, bendradarbiai, draugai, pažįstami. Ir sako, būtent tas kontaktas šitų dviejų žmonių, šitą žmogų veda labai stipriai į tokį pato kaip ir pasimetimą. Kalavijų tūzas. Nu, toksai yra balamutinimas kažkodėl, tai šita komunikacija su kažkuo, kur žmogus turi, jį balamutina. Ir išveda kažkaip, sako, iš tos pusiausvyros, tada aš pasimetu. Tai nežinau, su ko čia kas ką bendrauja, bet yra tada pasimetimas. Nors galbūt, sako, nėra kažkokių ten tokių labai pasakymų, bet žmogus tada mintimis kažkur nueina ne ten. Ir tada vėl sėdi prie tos vietos, vėl prie tų popierių, vėl prie tos analizės, vėl prie to laiko, tas laikas žmogų patį pradeda kontroliuoti ir tada aš vėl neįdu, tada aš vėl nedarau, tada vėl kažkas tais kažkokie suabejojimai. Todėl, kad matosi, kad kažkoksai asmuo labai valdo padėtį šito žmogaus asmeniniam gyvenimui. Nežinau kodėl, bet valdo padėtį.